metus ir vėl girdžiu. Einam į viešumą. O jie atėjo. Bet aš nieko prieš. Mane gali ten parodyti, aš už. Ačiū. Nes aš manau, kad tai yra reikalinga, iš tikrųjų. Jo, jeigu Aš mes manau, einam kad į tai yra skyrybų svarbu, žinią, kad ta skleiskim. žinia turi sklisti, kad tai yra tikrai svarbu, kad tai sulauks atgarsio, nu, nes labai teisingai. Viskas labai taip, kaip reikia. Todėl aš už. Va, tai mes su Deja. Giedre šiandien susijungę ryte mes patvirtinom, kad mudvi vedam per džiaugsmą, per atsipalaidavimą, per pasimėgavimą, kas bebūtų. Jeigu mes turim žinių, kad žemėje vyksta virsmas ir dabar gali įvykti bet kas, ar ne, mes nežinom. Žiūrim, kad ir klimatas keičiasi ir kažkas. Ir mes suvokdamos, kad tai reikalinga, tai ateina tos iš saulės bangos, kyla visko, ar ne, tie dažniai įeina, mes prie jų taikomės, save valydamos, nes kas dega, kas ten mumise purto, tie dažniai eidami purto, tuos įspūdžius visus, ar ne? Tai mes tą darom. Yra žmonių, kurie nedaro, bet turi būsti, nu tai juos žadins taip. Suprantant tą visą ir reikšmę, ir prasmę viso to. Tai ir ramiai, kiek įmanoma, manau, kad mes susitelkę kažkokiu būdu rasim ir išgyvensim. Manęs tas visiškai negazdina, kažkaip dėl to ne. Lygiai taip pat, kaip manęs negazdina ir tie rinkimai, ką matau šiandien sienoje ir visur kitur, niekiek. Mane juokas ima, žiūriu kaip į filmą, kaip tie ateiviai į mus žiūri ir į tą žemę ten kaip į filmuką ir juokiasi iš mūsų dramų. Ir jiems tenai didžiausia komedija, kaip mes čia susimažinę žmogeliukai, sprendžiant tas savo problemas. Tai lygiai taip pat aš dabar žiūriu į tą pasaulį. Nes mano realybėje nebėra valdžios, nebėra prezidentų, aš atsakinga visiškai už save. Ką aš susikursiu, ką aš skleisiu, kas per mane skleis, tas ir mano realybėje manifestuosis. Bet jeigu aš dėmesį laikysiu kažkur išorėje, kur ten neteisingai, ne taip, aš labai pasitikiu kūrėjų ir šaltinių, kad jeigu atėjo tas žmogus, jis dabar yra reikalingiausias virsmui vykti. Visiškai nevyksta niekas be reikalo, nevyksta niekas dėl kažkokiu tai. Jeigu žmonės patys į save nežiūri ir jų iškeliamos visos energijos atspindi rinkimo rezultatus, tai ir atspindi. Ir niekas kitas neskriaudžia, niekas kitas ten neklastoja. Jeigu klastoja, tai yra reikalinga. Pasitikim to aukščiausių planų. Kur pasitikėjimas, kur mūsų ta ramybė, kad ir toj kitoj, kad ir mes gyvenam toj pačioj tarsi žemėje, ne, bet mes vis tiek jau jaučiam tą savo realybę kitą. Energetinė. Nu, tai ir įdomu tai, kad visgi apie atsakomybės ir taip. Bet aš kokį matau dalyką va tame. Dabar pasakysiu, kodėl man. Nu taip kaip ir truputį liūdna, ne tai, kad aš čia, nu gal netgi biški pikta, turiu pripažinti, truputį liūdna, truputį pikta. Dabar pasakysiu dėl ko. Dėl to, kad ta vadinama konservatoriška pusė, kuri, nu visą, sakykime, čia daug nepolitikuojant, jie gana vieningi. Ir jie visgi, kas išeina į antrą turą, rodo, kad žmonės nenori pokyčių. O tie, kurie nori pokyčių, kaip nekeista, nu vat, jie yra labai smarkiai susiskaldę į tuos visus kandidatus ir labai išsibarsto balsai. Ir tai, kad pavyzdžiui, nu aš paminėsiu pavardę, nors čia tikrai, tai, kad Vėgėlė neišėjo į antrą turą, rodo, aš tik būčiau norėjęs, kad jis išeitų į antrą turą. Dėl to, kad tai duoda šansą kitai alternatyviniai pusiai, kuri nori pokyčių, dar pasižiūrėti, kaip ar jie įmanomi. Tai, kad tas neįvyko, man rodo, tai yra visų tų, kurie balsuoja kitaip, savotiškai atsakomybė, nes jie galvoja, kad jie, nu aš vis tiek, aš būsiu savo tiesoje, Edita. Nu yra gerai būti savo tiesoje, bet kartais reikia galbūt pagalvoti strategiškai valstybės atžvilgių, kad ta tiesa gali būti ir kitokia truputėlį, siekiant pokyčių. Tai yra ta prasme, ar nuo mūsų tikrai niekas nepriklauso. Nu, ar mes kūrėjai, ar nuo mūsų tikrai niekas nepriklauso. Tai jeigu mes išdalinam ten po 3, po 5, po 7 balsiukus visiems, kurie, pasisakiau kitaip ir viskas, ir taškas. Nu, aš būčiau norėjus tiesiog, mano supratimu, kad būtų labai teisinga pokyčių prasme, matyt Lietuva nepasiruošus, tai ką rodo, matyt nepasiruošus, matyt nenori pokyčių, bendras vaizdelis tai toks, Lietuva nenori pokyčių, nes pokyčius darom per save, bet kartu jie apsispindi išorėje, tai tas parodo, kad Lietuva nenori pokyčių, iš tikrųjų nenori.
Dabar Nu, žiūrėk, tiesiog, koks eina objektyviai. Ingrida. Aš kviečiu dabar truputį apsijungti, nes Gerai. labai didžiulis sunkumas, labai didžiulis vertinimas ir tos energijos. Ne veltui sukilo Ingrida. Viskas gerai. Ar gali tiesiog atsipalaiduoti, leisti savo nurimti, pakvepuoti, susitelkiam į savo ašį, į savo tyrumą, į savo grynąją sąmonę. Ir pajaučiam per stuburą tą savo ašį, tyrą, gryną. Atsistojam savo šie tvirtai, kaip kanale. Ir apsijungiam vienas su kitom. Pakvepuojam, iškvepiam, galbūt ten tą sunkumą kažkokį. Vis labai erdvė sujuda. Ir susijungiam su šaltiniu, pajaučiam nuo šaltinio sklindančią sferą, kuri eina per mus, mes atsiduriam toj sferoj, kartu sujungtoj su šaltiniu, jinai sklinda nuo šaltinio iki pat mūsų materijos. Ir tai yra ta sfera, kurioje mes kuriam. Mūsų ta sfera, asmeninė sfera, kuri išsklinda iš mūsų centro. Ir, sakykime, galim taip paprastai pajausti, kaip viršuje susijungia su šaltiniu, apačioje susijungia su materiniu tašku, bet jinai išsklinda iš mūsų centro. Iš mūsų širdies erdvės galim taip įvardinti, bet tai ne ta senoji mūsų širdies čakra, bet galim vardinti kaip savo centrą, kaip savo vidinę erdvę. Jinai skleidžiasi. Yra čia mūsų ta naujoji erdvė, kurioje mes esame kūrėjai. Mes esame savarankiški, atsakingi už šitą naują savo erdvę. Ir dabar kiekvienas galim pajausti, ką norim įsileisti į šitą erdvę. Čia yra kūrėjas, čia yra absoliutas, čia yra visos kosminės sąmonės, kurios mums suteikia galimybę kurti visiškai naujai, palikus visiškai senus stereotipus, standartus, nuomonės, nuostatas, kaip turi būti ir kaip turi vykti. Ir kas nori pokyčio, kas nenori, kas viduje nori keisti kažką, kas nori kažką daryti. Mes galim keisti. Mes galim keisti tik tai save. Viduje mūsų nuostatos atsispindi išoriai. Ir visos tos nuostatos tarsi atrodo, aš juk iš gero, aš juk noriu prisidėti, aš juk noriu pokyčio, aš eisiu, balsuosiu už tą ar aną. Mes nežinom, kuris tas žmogus atneš didesnį pokytį, kuris turi vykti. Mes šito nežinom. Mes vertinam iš senų savo nuostatų, per savo filtrus, per savo žinojimą ir teisuoliškumą. Va šitoj vietoj aš tai galiu labai gerai pajausti, nes pas mane buvo labai gajos to išdidumo, teisuoliškumo ir geriau žinojimo pozicijos. Tai aš labai skatinu mus visas ir kas klausysis, stoti į teisingą poziciją savo kanale, į tyrą, gryną pasitikėjimą tom aukštesnėm jėgom, kurie absoliutų ir šaltinių, kad jie geriau žino, kaip turi vykti, niekas nevyksta be reikalo. Mūsų tas karas vidinis, kuris vyko dabar Ingridai, ar gali pajausti, kur ten vis tiek vyksta tam tikrų požiūrių kova, kad taip neteisinga, čia teisinga, aš norėjau to, o aš norėjau to, kas ten kaunasi, kokia ten kova vyksta. Kol vyks bet kokio pobūdžio kova mūsų viduje, mes neišeisime tą grinumą, tyrumą, tikrumą, nuoširdumą ir pasitikėjimą, kad viskas vyksta pačiu geriausiu būdu visiems. Kad mums kažkas atrodo neteisinga, ne taip, tai tik mūsų pačių požiūris. Kai ateinam į tą poziciją, nekeisti, nei savęs drastiškai, kaip mes juk savo tai leidžiam, mes sakom savo su švelnumu, per pokyčius su taip, kaip galiu, kaip sau leidžiu. Bet tarsi išorę pažvelgėme, žinom, kaip geriau būtų. Va šitą vietą susižiūrėkim. Nes aš kodėl iš karto vedžiau į susijungimą, nes Ingridai kalbant, suprantu, kad tai netgi ne jos. Tai ne jos ta tyroji dalis, ne jos ta tyroji grinoji sąmonė, kuri yra galinga ir kuriai visiškai neturi reikšmės tie dalykai. Tai vyksta išoriai, tai vyksta tam, kam reikia. Ar aš renkuosi ten savo palaikyti dėmesį? Ar mano sąmonė ten įdomu? O jeigu įdomu, kuriai daliai įdomu? Susižiūrėti, kodėl ta dalis nepatenkinta, kodėl jinai kelia šaršalą, ką jinai reiškia. Tuomet aš nesu įgalinta savyje, aš atiduodu kažkam savo galią, valdžiai, prezidentui, žmonėm, mes negalim sukontroliuoti išorės, mes galim sukontroliuoti energiją savyje, harmoniją savyje, atvesti į visišką taiką ir pasitikėjimą.
kad taip kas vyksta, galbūt aš tam nepritariu. Galbūt mano požiūriu tai nėra teisinga, bet ar aš galiu išlaikyti tą ramybę ir pasitikėjimą, kad kažkam galbūt tai yra būtina pokyčių įvykti, kažkam tai reikalinga. Mūsų čia daug yra, kiekvienas su savo nuostatom. Ir aš jeigu kaip galiu prisidėti, aš galiu prisidėti stodama į savo ašį, į savo tyrumą, į pasitikėjimą savyje, išlaikydama tą tvirtą poziciją, stabilumą, tvirtumą, tyrumą, grinumą ir žinojimą, kas aš esu. Aš esu grinoji sąmonė. Galim savo tai pakartoti. Aš esu susijungime su savo grinaja sąmonė. Ir tuomet iš šito susilygiavimo iš savo ašies aš darau savo žingsnius ir žiūriu, kame mano dėmesys. Ar mano dėmesys tame, kame yra, kuria manąją realybę? Ar tai atneša man gėrį, pasitenkinimą, džiaugsmą? Ar tai kuria džiaugsmą mano aplinkoje? Ir kiek aš įsileidžiu chaoso, vat tokio dabar išorinio, nes tarsi aš juk priklausau tai realybei, aš turiu ten padaryti kažkokią įtaką, aš turiu nueiti, pakeisti ten kažką. Ar jaučiam vibraciją, kokią įtampą, kur aš kartoju tos žodžius, kad ką turiu daryti, ką turiu keisti, ką turiu kažkur prisidėti. O gal neturiu? Gal turiu tiesiog atsipalaiduoti ir gal jūs ten palaiminimų šviesą, prisidėti savo šviesą, matyti viziją, kad visa tai, kas vyksta, vyksta labai gražiai, visur viską apgaubia šviesa, kūrėjas apšviečia, absoliutas, šaltinis. Ar galiu matyti tą viziją, kur visi žmonės džiaugiasi, kur visi žmonės myli, kad tas žmogus, kuris ateina, atneštų gėrį, galbūt jis pasikeis nuo mūsų požiūrio į jį, galbūt mes maunam jam senąjį įvaizdį ir žinom, kaip bus iš seno nusistatymo. Bet jeigu mes renkamės poziciją į viską žiūrėti naujai, naujų žvilgsnių ir nuo dabar kurti, dabar mes kuriam naująją realybę ir dabar įnešam tas energijas, su kuriomis mes pasirenkame kurti. Tuos rautus dienoje mes pasirenkam patys, su kuo mes kursim savo dieną. Tad būtina susitikrinti, ar mūsų ta grinoji sąmonė, kūrėjas, absoliutas šaltinis, nori, kad mes būtume va šitam vidiniam kare, pasipriešinime kažkokioj nedarnoj, nepriėmime. Priėmimas nereiškia pritarimo. Aš galiu turėti savo poziciją tuo klausimu, bet aš išsakau tai kaip faktą, matau, kas vyksta ir pasitraukiu toliau kurti savąją realybę. Ir pasirinkti tas energijas, tuos rautus, kurie noriu, kad būtų manojoj toj sferoj, mūsų bendroje dabar sujungtoj sferoj. Aš noriu džiaugsmo, aš noriu visokiojopo klestėjimo, aš noriu šviesos, aš noriu meilės, grožio, kūrybos, bendradarbiavimo, ryšio, nuoširdaus ryšio vienas su kitu, tikrumo. Ir mano dėmesys yra tame, toje sferoje, kurioje dabar skleidžiasi gėlės, nuostabi gamta, nuostabus vandens širlenimas, nuostabi gaiva, kvapas, čia šviečia saulė, čia žmonės vieni kitiem draugiški, palaiko vienas kitą, remia. Ir nesvarbu, ar ten bus ta elektra, ar bus ryšys, mes rasim būdų. Svarbu va šitą būseną jausti savyje, tą šviesią, gražią, lengvą, tą lengvą virpėjimą, žinojimo, kad viskas jau yra gerai. Ir tai, kas vyksta, yra tiesiog reikalinga kismui, pokyčiui. Ir jeigu aš tai palaikau su savo šviesia mintim, pakilėjančia mintim, ir mūsų, jeigu bus daugiau, mes visą tą pokytį išnešime kitą lygmenį, neteisdami įvertindami tai, kas vyksta, o savo mintimi darydami įtaką, nenorėdami pakeisti ir kažkaip įtakoti toj, nes mes nusileidžiam tuomet, mūsų dėmesys atsiduria tam žemesniam lygmenį. Iš šito lygmens, kur viskas vyksta ir kuriasi, mes nieko nepakeisim. O būdami tokioje energijoje, mes būnam tam lygmenį, mes pakeliam save į sąmonės poziciją. Į tą ramę, neutralią stebėtojo poziciją, kokioje mes ir esam, būdami šitoj sąmonėj, stabilę, tvirtą
ir pajaučiam save tuo dideliu. Tuo dideliu ir matom tuos, tarsi savo po kojom, tuos žmogiškus žaidimus, kurie žmonės dar žaidžia, kur kovoja, kur pyksta, kur lieja tas energijas. O mes pajauskim save virš viso to. Nepasikėlę, ne toje energijoje, bet tom galingom sąmonėm, kurios dabar susikabina, susijungia ir neša tą pokytį nauja savo mintimi, be jokių priemaišų. Tyra, grina mintimi. Tikėjimu, kad tas pasaulis naujas skleidžiasi per mus. Va šitą mes ir galim daryti. Mes ir esam čia tam, kad mūsų sąmonės mato galimybę per mus atnešti tą naują pasaulį. Nes per tuos žmonės, kurie yra ten toje erdvėje, padaryti to kol kas neįmanoma. Todėl turbūt ir ateina tie tokie stiprus pokyčiai, kad pažadinti, kažkaip sujudinti, sukrėsti. Nes žmonija buvo įpratus juk pabusti per tuos skausmingus įvykius. Bet mes galim rinktis džiaugsmą. Mes galim rinktis gausą visokeriopą savo viduje. Jausti, kaip to užsipildo mūsų vidinė erdvė. Ir per šitai nešti pokytį. Iš grinosios sąmonės ateina kiti įrankiai. Kiti jausmai, kitoks pajautimas, kitoks suvokimas. Mūsų struktūra keičiasi. Keičiasi kūno sąmonės veikimas, cheminės jungtys keičiasi, cheminė sudėtis keičiasi. DNR mūsų visiškai pakinta. Mes visiškai pakitę. Ir mums nebėra jokio reikalo laikyti dėmesio dalykuose, kurių nebenorim savo realybėj. Mes, kurie renkasi, ką įsileisti į savo erdvę, į savo sferą. Darydami žingsnius, kuriuos jaučiam kasdienius, kurie išneša mus į drąsą, į atvirumą, į tyrumą, būti savimi tikruoju. Ir dabar galim susitelkę pajausti, kaip tos energijos iš šaltinio užpildo mūsų ašį ir įneša visą, kas mums reikalinga. Tarsi mums nieko nebereikėtų iš išorės. Visa, ko mums reikalinga dabar, mes galim paprašyti šaltinio. Nes mūsų tikroji prigimtis yra ten. Mes kilę, atėję iš ten, kaip grinoji sąmonė, įsikūnijusi čia į šitą fizinį kūną ir norėdami pilnai patirti save materijoje per mus. Ir mes duodam leidimą, sutikimą, atsiveriam tam, būti tą grinąją sąmonę šitam materiniam taške. Ir dabar kiekviena paprašom šaltinio, kad užpildytų mums reikalingą energiją. Visko, ko mums dabar jaučiam trūksta. Ar tai būtų džiaugsmas, džiaugsmo, gausos, harmonijos, balanso, susilygiavimo su savimi. Galim paprašyti net cheminių elementų, kurių mums trūksta, jaučiame trūkumą savo kūne, mes galim nežinoti, ko mums trūksta, bet tiesiog šaltinis apie mus žino viską. Ir galim paprašyti, kad mūsų kūnas, fizinis kūnas, užsipildytų gausa visa ko jam dabar labiausiai reikia. Tai būtų vitaminai, ar tai būtų mineralai. Šitą įprotį galim ugdyti kasdien, užsipildydami, susijungdami su savo ašimi, susijungdami su šaltiniu ir paprašydami visko, ko reikalinga. Mes turim paprastą įrankį, kuris labai lengvas, labai greitas ir prieinamas kiekvieną akimirką, be jokių išorinių dalykų. Susilygiuojam, stojam į savo ašį, susijungiam su kūrėju, absoliutų su šaltiniu ir paprašom šaltinį užpildyti visą ko. Jeigu man trūksta šiandien geros nuotaikos, darnos, džiaugsmo, aš paprašau šito. Jeigu man trūksta dalykiškumo, aiškumo, galbūt man reikia šiandien kažkokius projektus eiti, kažką daryti, drąsos man reikia, tikrumo, nuoširdumo. Viso to aš prašau šaltinio, nes žinau, kad visa tai manyje. Man tai reikia tik aktyvuoti. Ir mane įeidama šaltinio dalelės suaktyvina tai, kad galėtum per mane tai skleistis. Man nereikia išoriai žiūrėti į išoriai vykstančius dalykus. Aš žinau, kad dalykai mano aplinkoje vyksta tai, kas susikuria mano viduj. Ir tai plečiasi, tai plinta.
kuo daugiau mūsų išskleisim iš savo vidinės erdvės, tą grožį, gėrį, tą harmoniją, tą klestėjimą, tuo labiau jis plis ir padengs tą senąją realybę, savo vibraciją. Va šitaip mes galim keisti. Va šitaip mes galim prisidėti savimi, keisdami tik tai save ir savo fokusą atsukdami tik į save. Ten kyla visos tos energijos. Manyje sukyla pyktis, manyje sukyla liūdesys, manyje aš prisiimu atsakomybę, kad tai kilo manyje, nesvarbu, kas padarė įtaką, kokie išoriniai dalykai tai įtakoja. Aš matau tai, matau tuos srautus, išsiimu juos ir žiūriu juos. Pripažįstu, neatstumiu, bet žinodama, kad aš esu grynoji sąmonė, galinga struktūra ir man tai nebereikalinga, nebetarnauja. Aš pasirenku kitokią poziciją. Aš pati renkuosi kiekvieną akimirką ir tai tvirtinu. Aš renkuosi kūrėjos poziciją. Aš renkuosi poziciją, kur aš atsakinga už viską, kas vyksta mano realybėje. Galim įkvėpti tos stiprybės, tos gaivos, to tvirtumo, to stabilumo. Ir visuomet tai gaunam, kaip mes stojam į savo ašį ir paprašom šaltinio paramos. Mums nebereikia klaidžioti per keletą lygmenų. Mes turim ryšį, kiekvienas mūsų sąmonė šita, jeigu mes sutelkiam dėmesį į savo grynąją sąmonę, į tą dalelytę, kuri dabar visa galia skleidžiasi per mus, mes savo mintimi, nesvarbu ar matom, ar vizualizuojam, ar jaučiam, svarbu tikim, kad aš dabar stojusi savo ašį, per savo ašį susijungiu su šaltiniu ir gaunu viską, ko man dabar reikia. Visą palaikymą, visą tvirtybę, visą gausą, visą tikėjimą. Bet aš turiu tai įsileisti save ir gryninti, ir tikėti tuo, ir tvirtinti tą tiesą kiekvieną akimirką. Savo mintimis, savo žodžiu, savo elgesiu, kad aš esu ta grynoji sąmonė. Ir tas dėmesys mūsų sutelktas į ją, atgręžtas į tą savo vidų, neša didžiausią pokytį. Dabar labai prašysiu jūsų prisijungti ir išsakyti, kas ateina, nes man čia toks visiškai netikėtas srautas pasipylė, aš turėjau jį ištransliuoti, įleisti ir nieko su to negalėjau padaryti, dabar jau atlengvėjo, tai gal Ingrida kažką nori pasakyti. Oi, aš tik tai labai noriu padėkoti. Tai yra tai, ko labai labai reikėjo ir manau ne tik man. Nes kažkaip pajaučiu, kad tikrai dalį tų visų nuomonių ištransliavau per savo tą būseną, kokie buvo. Praleidai. Paleidau, o dalį tokia prisijimta iš kolektyvinio lauko tikrai va tokių visų minčių, jausmų ir taip toliau, kaltinimų tų tokių. Net ne tavo. Net ne mano. Jo, tu praleidai tuos srautus per save. Tai ir todėl labai dėkoju šaltiniui, dėkoju tau, Edita, už tokią, tikrai labai gerą transliaciją. Toks stabilumas, vėl toks stabilumas atsirado, toks tvirtumas, aiškumas, toks vientisumas kartu, toksai, toks, jo, tai tik galiu labai padėkoti. Ačiū tau, Ingrida, kad tu atėjai ir atsivėrei ir galėjome mes praleisti tuos srautus, nes tokį stiprų, visiškai mane užslėgė, Ingrida, aš labai jau jaučiu tuos išorinius srautus, nes pati ką tik praėjau šeštadienį, kai įkėliau tą postą ir jutau tą iššūkį, kur mane atvedė į panikos priepuolį net, tai tikrai jaučiu ir galiu tvirtinti savim, kad tai ėjo kolektyviai labai didžiulis srautas. Ir aš jaučiu, kad mes į tą stabilumą atėję padarėm tą, ką turėjom dabar padaryti. Taip. Savimi tarsi užtvirtinom tą grinosios sąmonės poziciją. Taip. Ką Giedrė tu turi
pasakyti, ar jauti ką. Man labai irgi patiko, Edita, tavo vedimas, tavo visas tas srautas pasirodė labai, labai aktualus ir tema be galo aktuali iki tokio lygio, kad aš netgi matau, kokią naudą atneštų, jeigu mes pasidalintumėm viešai. Tai Todėl aš už. Geras. Nesitikėjau. Taip, jau, Giedrė, mes įrašą YouTube'ai padarėm šią savaitę.